Sveiki atvykę į Fantastic Dogs pokalbių erdvę. Šiandien aš, Ieva Lašaitė, kalbuosi su Senamiesčio veterinarijos klinikos daktaru Aurimu. Sveiki. Sveiki. Šiandien mes kalbėsime apie augintinius ir jų ausų priežiūrą. Taigi nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą ir nepraleisti naujų pokalbių. Įsivaizduokite, yra tokia situacija, jog auginame šunį ir tuomet jis pradeda kasytis ausis. Kasosi, mes nekreipiame į tai dėmesio, prasidrasko jas iki kraujų. Kaip galbūt dažnai būna, taip? Nes aš esu iš tikrųjų girdėjusi ne kartą tokių istorijų ir pagalvojau, kad greičiausiai jūs veterinarai susidurėte su tuo dažnai. Arba ne, nežinau, galbūt pataisysite. Ką daryti, kokios to priežastys? Paprastai tai jeigu jau kasosi, tai reikia sunerimti ir, manau, apžiūrėti ausytės. Jos turi būti šviesiai rausvos, neturi būti įskyrų, kvapas turi būti malonus. O jeigu jau pastebėjote tokius atvejus, kaip jūs pasakojote, tai reikėtų galbūt pačiam pavalyti pradžioje, jeigu ten nieko baisaus, ten ausytės tam tikrais preparatais antiseptiniais ir be abejo kreiptis veterinarijos gydytoją, nes tik greičiausiai bus be abejo uždegimas ausų ar ten alerginės kilmės pradžioje, o paskui kasantis be abejo pakliūna kokia bakterija ir nuo nagučio, ir nuo drėgmės prasideda ten uždegimas, tai dažniausiai sukelia visokios pseudomonas bakterijos, stafilokokai, streptokokai, mėlyniai grybai ir tada yra didelė problema. Jeigu užleidžia žmogus, tai tikrai ausis yra tokia sandara pakankamai sudėtinga ir būna lėtinis ausų uždegimas. Tada jau reikėtų gydyti rimtai. Supratau. Tai vadinasi, jeigu aš pastebėjau, kad mano šuo pradėjo draskyti ausis, kasyti nevaldomai jas ir pradėjo netgi iki kraujų nusidraskyti, tai vadinasi, greičiausiai tai yra infekcija, ar kaip? Dažniausiai infekcija. Ir dažniausiai bijo drėgmės, dažniausiai po visokių sodybų išsimaudimo ežeruose, prūduose ir taip toliau. Net po lietaus, po šlapių žolių, jie bijo drėgmės. Ausis turi būti švarios, be kvapo, paspaudus ausytę neturi kokio fliuktacijos būti, neturi būti skysčio viduj. Turi būti sausa, graži, šviesiai, rausva ausytė. O tokie dalykai. Supratau. O ar ausų uždegimas būtų vienintelė priežastis, dėl ko šuo galėtų draskytis? Nebūtinai. Dažniausiai būna, gal pradžia net nuo mitybos priklauso, pavyzdžiui, nuo tam tikrų maistų, per daug gal baltymo gauna, prasideda alergija, parausta ausis, jos tampa biški šiltesnės, tada šuniukui jau prasideda niežėjimas ir jis su kojytė gali taip pat įnešti, ta prasme, jau paskui jau ir bakteriją. Tada kartu būna ir alergija, ir bakterinės kilmės. O dažniausiai gydoma alergija, o pasirodo dažniausiai ir bakterija būna. Supratau. Tai čia greičiausiai tas gydymas yra toks antibiotinis, aš kaip suprantu, jeigu bakterija konkrečiai. Taip. Duodam kokių hipoalerginio maisto pasiūloma, gal suleidžiama net vaistas nuo alergijos, bet pagrindė tai valymas ausų ir naudojamas labai plataus spektro antibiotikais. Nes ausytė eina vertikaliai, paskui horizontaliai pagal tą sandarą, kaip kriauklės forma. Mes galim išvalyti tik paviršių, išorinę ausį, šiek tiek vidinės, o jau patį jau prie būgnelio esančią vietą išvalyti neįmanoma. Todėl naudojami tirpalai, bet ir tada net ir į vidų antibiotikai rekomenduotina skirti ne tik išorę, bet ir į vidų. Tada išgydoma visada. Paskui vėl atsitinka kažkas, tai vėl kokia drėgmė, vėl išvažiuoja į gamtą, vėl ir yra tam tikros veislės šuniukai, kur labai serga. Tokie kaip vestukai balti, kaip spanieliai kokie, ilgaausiai, atsiprašau. Tai terpė gera, oro nepatenka, drėgmė, viskas nuo drėgmės, bijo drėgmės. Gal šalčio netai baisu, saulės netai baisu, bet drėgmės tai visada terpės tos tikrai nemalonu gyvūnui. Supratau, tai vadinasi, vienos veislės jos linkusios daugiau sirgti ausų uždegimais, kitos mažiau. Daugiau, nulepausim šitie medžiokliniam. Nuo šiol šuns vedžiojimas gali tapti stilingas.
Elegantiškas Fantastic Dogs antkaklis ir pavadėlis yra miesto stiliaus aksesuarai, kurie puošia ir šunį, ir šeimininką. Rankų darbo, natūralios odos, su aukštos kokybės žalvario detalėmis Lietuvoje pagaminti produktai puikiai derės ir suteiks papildomo šarmo jums. Spauskite nuorodą video aprašyme ir sužinokite daugiau apie Fantastic Dogs išskirtinio stiliaus aksesuarus. Tai vadinasi, tokios kaip netinkamos higienos jos nėra. Taip, galima apskritai nesirūpinti, ar visgi reikia prižiūrėti? Prižiūrėti, bet vis tiek į savaitę kartą galim pažiūrėti, arba 2 kartus. Tai pažiūrime ausytę atverčiamą, jeigu ji švari, kvepia net, nes valoma pastoviai, švari ir nereikia tokios higienos ypatingos. Bet taip tai valyti rekomenduotina profilaktiniais antiseptiniais preparatais, nieko blogo. Net ir nėra taisyklių. Taip sako į savaitę kartą, kiti gal gydytojai sako į mėnesį kartą. Bet daug ateina iš visų sierom ir niekas nevalo. Reikėtų žiūrėti kiekvieną, kaip žmogus valosi veidą ir prausisi. Taip ir gyvūną reikia prižiūrėti, valyti, prausti, mylėti ir prižiūrėti, kad jis sveikas būtų. Ar tas pats galioja ir šunims, kurie turi stovinčias ausis, nenulėpusias, ar tenais higiena gali būti retesnė kažkokia, tai nereikia kartą į savaitę žiūrėti? Didelio skirtumo nėra. Iš principo reikia žiūrėti, ausytės tikrai prižiūrėti. Gal ten vieni daugiau, kaip spanieliai, ten kitos veislės panašios, ne? Tai daugiau gal prižiūrėti, o tokiem kaip kur stovinčiom, stovinčių nėra tiek daug ten šuniukam. Supratau, nes iš tiesų labai keista, nes atrodo, kad jeigu šuns ausis stovi, tai kaip tik ten daugiau tų bakterijų galėtų pakliūti. Jo, ir atrodo, kaip tik galbūt turėtum netgi dažniau valyti, ar ne? Nebūtina, nes vis tiek, žiūrėkit, stovinčius ausis, tai vis tiek yra plaukas, yra viduj plaukeliai, kurie taip pat pešiojami kirpyklose, ten tik beveik visų veislių, ten kiti kerpa, kiti taip šukuoja, o bakterijų iš principo yra visada ausise pas sveiką gyvūną, kaip ir žarnyne, kaip ausise, kaip pas žmogų, taip ir pas gyvūną. Tik tai pakliuvus jam šuniukui į tam tikrą terpę, ypatingai drėgmė, tada bakterijom yra galimybė daugintis. Ir tada jos sukelia uždegimą. Tai jų, ta ir priežiūra, kad jų nepadaugėtų tų bakterijų, kad po maudymo galbūt išvalyti ausytės pagrinde. Jeigu ten tvenkiniai, prūdai, jie vis tiek pilna bakterijų juose. Taip, ir gali užpūliuoti. Jeigu žmogus netingi, myli gyvūną, rekomenduotina pavalyti ir važiuoti namo pažiūrėti. Kodėlgi ne? Supratau, tai jeigu yra infekcija ausyse, tai tos ausis pūliuoja, ar ne? Taip, paspaudus kriauklytę, dažniausiai toksai girdisi, fliuktuoja, reiškia skystis kaupiasi, pūliai, tokie tam tikri skysčiai ir tada tikrai labai gyvūnui sunku, nes yra ir būgnelis, ir dasiekti sunku, būtent vidiniai ausytė mes, prie pat būgnelio dasiekti sunku, todėl pilami tirpaliukai, valoma ir aišku antibiotikai, ne bet kokie, dažniausiai gydytojas parenka, jeigu teisingus parenka, lengviau išgyja, jeigu nelabai teisingus, tai kaip ir gydo metais iš metų. Mano močiutė manęs klausė, sako, ar aš galiu į ausis kišti ausų krapštuką ir valyti tas ausis, nes iš tiesų, jeigu įsivaizduokit močiutę, jie iš tikrųjų labai sunku nuspręsti, ar jinai gali ir kiek giliai jinai gali tą ausų krapštuką kišti. Tai kaip žinoti iš tikrųjų? Galiu ir parodyti. Paprastai krapštukai buvo atveju, kad tikrai žmonės kišo giliai, nuo krapštuko galbūt nekokybiškas buvo liko vata viduj, tikrai teko labai sudėtingai, ištraukti labai sunku. Todėl krapštukais rekomenduotina tik tai ausies landas paviršiui išvalyti ir tikrai giliai nekišti. Ir būtent šitas ausis, šitą šuniuko sveikos ausis, pavalyti taip, bet viduj ten kišti giliai tikrai nebūtina. Geriausia su pirštu, tamponėlį, sudrėkinti ir pavalyti. Paimam ausytę, su krapštuku paviršių išvalom, o šitą vietą galima grinai servetėlę. Giliai, kiek galima, vidurinę ausį, išorinę apimam. Ir taip pat pavalyti galima ir šitas vietas,
Krapštuką retai reikėtų naudoti, nebūtina. Jeigu pastovi valysi, tai niekas ir nesikaups. Ar apskritai galima pešioti tuos plaukus, žinot, vis tiek būna, kad auga pas šunis daug tų plaukų, pas kai kurias veislės. Ar tai yra priimtina, ar nelabai? Sąlyginai priimtina, pavyzdžiui, pudeliukam dažnai, ir vakar buvo, tai labai užėlė buvo plaukų, labai daug. Ir ištraukus plauką ten pavyzdžiui, su pensetuku buvo tiesiog gumalas, drėgmės ir prasidėjęs jau uždegimas. Tai tokiais atvejais reikėtų šiek tiek vis tiek, daugiau kirpyklose, šiek tiek ištraukiama, šiek tiek apipešiojama. Kad nebūtų ten jau, nes pakliūna drėgmė, plaukas susivėlė ir prasideda vėl uždegimas. Todėl turi būti labai sąlyginai, galbūt, kurie jau žino, tiek kirpėjai, tiek gydytojai, be abejo, šiek tiek reikia, ypatingai pudeliukam ir kitų veislių. Bet nereikia ištraukti visų. O jeigu, kaip ir šiuo atveju yra močiutė, pensininkė namuose, ne? Ką jai daryti, jai pešt tą plauką ar nepešt? Jeigu jį pešt, tai tikrai skaudės. Skaudės. Jeigu nepripratęs šuniukas, tai tikrai skauda, taip pat kaip, suprantat, plauką ištraukti. Bet yra tokie pincetukai, galbūt pirštais neišeina, bet tada ir ištraukiama. Bet nepiknaudžiauti, tikrai daug nereikia. Tik jeigu matosi, pavyzdžiui, tikrai priauga ir sudrėksta, susidaro visokie ten plaukų, ten tie savelos ir kamščiai, tai paprastai visada matosi, ateina žmogus, mes paimam ir pincetukų ištraukiam. Patsipė, paverkia biškutį, kaip dabar, bet tai yra jau gydymas, jau tokiais atvejais reikia tai pašalinti. Geriau tada nepešti tų plaukų iš vis galbūt palikti, ne? Taip, žmogui galbūt nebūtina. Nebūtina. Geriau nueiti pagal veterinarą, pas veterinarą. Gal kirpyklos ir veterinarijos gydytojas ir pasakys, ar tikrai reikia, o gal ir net nereikia. Kokias parekomenduotumėt priemonės namuose, kaip galima išsivalyti ir prevenciškai prižiūrėti tas ausis? Ar aš galiu su ramunėliu arbata galbūt pavalyti ir vata, ar kažkokių reikia nusipirkti ką nors? Vieni vandenį, kiti arbatą. Vis tiek reikėtų tokį antiseptinį preparatą. Visi gamina dažniausiai su chlorheksidinu, toks yra preparatas. Ar ten medicininį visokie yra, ar oktiseptas, pavyzdžiui. Geriau arbatą reikėtų gerti. Aha, supratau. Geriau. O valyti yra priemonės tikrai pakankamai daug. Supratau, tai geriau šitas namų arbatėlės pasilikti. Čia nuo senų senovės liko, žinot, arbatos liko neišgėrus, tai turbūt valo. Supratau, jo. Gerai, nes, kaip ir ramunėlio arbata turi tų raminančių savybių. Nėra blogai, taip, nes yra ir vaistai su ramunėlėm, su antiseptika, plus ramunėlės, plus dar kažkokie preparatai. O kokius požymius pastebėjus reikėtų kreiptis jau pas veterinarą visgi ir nelaukti? Kaip jūs ir pradžioje minėjote, dažniausiai purto ausis, užpakalinė kojytė draskosi, į kilimą trinasi dažniausiai ausis. Žmogus vis tiek atkreipia dėmesį, kad tai niežti, kad kažkas tai negerai, jis pažiūri, ausis raudona ar ten tamsiai raudona, paspaudžia ten, fliuktuoja toks skystis, pūlį net būna kai kada, net ir būgnelis prakiursta, ir tada turi jau kreiptis pas gydytoją. Ir tada gydytojas, aišku, nuspręs kokius vaistus, tai mūsų praktikoje dažniausiai naudojam tiek į vidų antibiotikus, tiek į išorę. Ir be abejo kokybiškus vaistus, kad tikrai išgydyti, nes jų yra didelė pasiūla. Supratau. Ar veterinarijos gydytojas jisai nustato iš karto vos pasižiūrėjęs, ar dar reikia atlikti kažkokius tai tyrimus, kad pamatyti, jeigu uždegimą? Dažniausiai nustatoma iš karto, bet aišku rekomenduotina, jeigu jau 100% nustatyti kokia bakterija ar ten kokia problema didelė, tikrai imdavom ir bakteriologinius tyrimus. Ne visada, bet imama bakteriologinis tyrimas, siunčiamas į laboratoriją. Nacionalinė laboratorija veterinarijos, jie atsako per 5-7 dienas kokia bakterija, kokie antibiotikai reikalingi, kad nesuduoti neteisingus antibiotikus, paskui neišgydai, paskui antrus duodi, trečius, paskui pažydė žarnyną mikroflorą. Taip būna tokių dažnai atvejų. Tada, jeigu jau nori tiksliai išgydyti, imi bakteriologinį tyrimą, nustatai bakteriją, nustatai antibiotiką, gydai ir tada visada išgydai. Supratau, viskas aišku, labai buvo įdomu. Ačiū Jums. Ačiū ir Jums. Ir jeigu Jums patinka mūsų turinys, kviečiu prenumeruoti mūsų kanalą ir iki pasimatymo. Iki.